Pralaimėjome svarbias rungtynes namie. Taip ir reikia pripažinti, kad priešininkas šiandien buvo stipresnis. Turite klausimą? Treneri, nemanot, kad vis dėlto trūksta pajėgų, norint su tokiam komandom kovoti kaip bus lygių? Dar ten vienas dviejų žaidėjų. Aš galvoju, kad taip. Kokių pozicijų būtent labiausiai reikėtų? Na, man atrodo, pozicija vis tiek papildo pastiprinti reikia ir žaidėjo pozicijų, be jokių kalbų, lygiai taip pat kaip ir didelio žmogaus. Ar apie tai jau kalbėjot su klubo vadovais? Taip kalbėjom ir atliekamas yra darbas, tik tai tiek, kad, na, sakykime, vienų nepavyksta, nes yra susaisyti kažkokiais tai sutartim ar kitų kaina netitinka, taip kad jūs patikėkite tikrai, kad darbas vyksta ir jau jis vyksta ne vakar. Bet nėra taip paprasta, vis tik tai turint kažkokias ribotas galimybės pasimti tą, kas, ko mums trūktų. O darbas tikrai vyksta. Šiandien po rungtynių Markus Braunas kelis kartus nusikeikdamas pasakė, kad nesiginam tiesiog mes, nėra gynybos. Na, kaip pasakyti, taip kalbėti yra, be abejo, kai įmeta kažkas, reiškia suklydom, kažkas kažkur tai nedadirbom, čia be kalbų, bet reikia pasakyti, kad vis tik priešininkas šiandien labai įvairiapusė, ne tai, kad įvairiapusė, bet labai daug žmonių buvo aktyvus ir ėjosi jiems žaidimas. Sakykime, 6 žmonės ten nuo 14, 16, 13, 12, 10 taškų pelnė. Na, sakykime, tai pavojus iš visų pusių ir nebuvo kažkur tai, kur sustabdžius kažkokią tai poziciją būtų galima išvengti nemalonumų. O jeigu kažkur tai stengiamės vienur suaktyvinti gynybą, iš kitos vietos buvo pavojus. Tikrai reikia pasakyti, komanda šiandien solidžiai atrodė priešininkai. Treneri, šiandien padarėme 17 klaidų. Daugelis jų buvo praktiškai vaikiškos lygio vietoje. Sakykit, ar grįžta prieš sezono sindromas, skaupimo stoka ar dar kokios priežastys? Na, aš pasakysiu, kad vis tik tai buvo pakankamai laiko, nes pagrindinis klaidų kiekis 11 buvo padaryta pirmoji pusėje. Antra pusė padarytos tik 6 klaidos ir jos nebuvo ten didžiausia bėda. Pirmoji pusė buvo padaryta 11 klaidų, antroji pusė tik 6. Ar sutinkat, kad tos pirmos pusės klaidos neleido Žalgiriui pabėgti ir įgyti? Na, mes be abejo, kad taip, ypatingai prarasti kamuoliai, kur neturim galimybės net gintis. Taip, nėra galimybės net kaip sugrįžti ir apsiginti, kai kamuolys prarandamas viršui. Bet be abejo, antroji pusėje vis tik tai eilinį kartą reikia pasakyti, kad ir jėgų pritrūksta. Taip, neturim tos jėgos, kurį pakėlė. Aišku, Martynas Pocius šiandien puikiai įsijungė ir jo, bet vis tik tai yra per mažai. Tai yra per mažai. Niekas nekalba, kad taškų reikia primest, bet tie, kurie išeina 4-5 minutės, bent jau turi, kai žvėris atidirbi gynybą. To irgi nepavyksta padaryti. Puolime 7 žaidėjai pelnė taškus, Klimavičius ir Kalnietis po 2, vadinasi 5 žaidėjai tik taškus pelno. Na, čia, žinot kaip, 80 beveik pelnytų taškų mes nesam, na, sakykime, mums tai yra norma. Mes davom žymiai mažiau šiaip Eurolygoje, mes viršijom tų taškų pelnomų normą. Ir šiandieną nebuvo tai, na, sakykime, didžiausia problema. Problema antroji pusė vis tik praleidom 47 taškus bendrai antrą kėlinį. Ir, na, nėra galios, neturim tiek žmonių, kurie galėtų pasijungę mums įnešti šviežumo gynyboje, agresyvumo gynyboje, o tik tai, na, duoda kažkokią tai trumpą galimybę pailsėti pagrindiniam, kur vėl juos reikia mesti į aikštelę, nes, na, nevyksta geri dalykai. Treneris, sakykit, nebe pirmos varžybos Kalnietis iš aikštės išeina praktiškai tuščias, neskaitant kelių asistų. Šiandien pavyzdys Damiras Mirsičius, 38 metų veteranas, darė, ką norėjo. Kokios čia problemos? Na taip, problemos yra paprastas, kad nėra pakaitaloje. Jisai netrauks taip ilgai, tuo labiau, kad jūs pasižiūrėkit patys, kiek žaidžiam rungtynių. Aišku, bandom ir apriboti ir duoti kitiem pažaisti ir taip, bet, na, yra neįmanoma, neturint lygiaverčių pakaitalų.
Tai bus kitos rungtynės dabar ir ką dabar jau reiktų daryti? Kaip? Žaidėjo vis tiek nerasti kitom rungtynėm, o reiks laimėti. Na, be abejo, kad reiks laimėti, tam ir ruošimės, kad reiks laimėti, bet pažiūrėsim, yra dar savaitę laiko ir vis tiek, sakau, darbas vyksta, ieškant žaidėjų prasidėjo ne šiandien, ne vakar. Taip kad... Ar jūs pats tikit, kad pas tokią sudėtį dabartinė situacijoje komanda yra pajėgi patekti į top 16? Be abejo, tikiu.